Na, o šis siužetas bus apie pagrindinį maisto produktą – duoną. Kasgi naudingiausia grūdinių kultūrų kepiniuose ir kodėl duoną valgyti sveika? Visos mamos žino, kad rytas pats įtempčiausias metas. Reikia vaikus prikelti, nuprausti, aprengti, sušukuoti, o svarbiausia – nepaleisti tuščiais skrandžiais visos šeimynos. Gerai, jei sutuoktinis nepriešiškai žiūri į pagalbą virtuvėje. Juo labiau, kad sumuštinius sutepti ar košę išvirti tikrai kiekvienas moka. O be to, tokie pusryčiai ne tik lengvai paruošiami, bet, kaip žinia, grūdiniai patiekalai yra itin vertingi. Grūdinės kultūros yra vertingos daugeliu dalykų. Vienas iš jų yra maistinės skaidulos, kurių mūsų maiste trūksta, bet jos yra būtinos mums kaip vitaminai ir mineralai, apie kuriuos mes nemažai žinom. Antras dalykas tai yra sudėtingi angliavandeniai, kurie pasisavina palaipsniui ir ilgą dienos dalį mums teikia energijos. Na ir begalė kitų dalykų – vitaminai, mineralai, antioksidantai. Taigi grūdinės kultūros yra būtina mūsų raciono dalis. Duona ir kiti grūdiniai produktai maitinimosi pagrindas. Sveikos mitybos piramidėje esantis pirmoje vietoje. Grūdų gaminiai teikia organizmo energijos ir yra pagrindinis maistinių skaidulų šaltinis. Juose labai mažai riebalų ir cukraus, gausu mineralinių medžiagų, mikroelementų. Mitybos specialistai ypač vertina savitą lietuvišką juodos duonos kepimo technologiją, kai tešla ruginiai duonai maišoma su plikiniais ir natūraliais raugais. Duonos rūšių yra begalės ir pasirinkti duonas darosi vis sudėtingiau. Kai nueinam į parduotuvę, duonos yra įvairiausias ir su grūdais, ir be grūdų, ir baltos, ir juodos, taigi kurią rinktis reikėtų. Pirmas dalykas, ką reikėtų išmokti, tai pradėti skaityti etiketę. Kartais toj pačioj juodoj duonai rūgių būna mažiau negu cukraus, na, o skaityti yra labai paprasta. Kai atsiverčiam tai, kas parašyta mažom raidelėm, tai pirmiausia būna parašyta, kurios sudėtinės dalies yra daugiausia, na, o paskutinėje eilėje, kurios mažiausia. Tai reikėtų žiūrėti, ar juodoj duona iš tikrųjų rūgių yra daugiausia. Duona lietuviams nuo seno buvo kasdienis maistas. Per tūkstančius metų mūsų protėviai sukūrė tobulą duonos ir pyrago gamybos receptūrą, kurią uždarosios akcinės bendrovės Baltasis pyragas kepyklos darbuotojai nuolat puoselėja. Baltasis pyragas siūlo natūralius, kvapnius, skalsius duonos gaminius. Baltojo pyrago asortimente daugiau kaip 50 pavadinimų gaminiai. Tai juoda ir balta duonos, batonai, sumuštinių duona, picos, bandelės. Dauguma baltojo pyrago gaminių kepami be konservantų ir tik iš natūralių produktų. O pažangios technologijos išlaiko lietuviškas kepimo tradicijas bei visas vertingiausias grūdų gamtinės savybes. Nes tik natūraliai brandintas duonos raugas ir iš jo kepama duona yra naudingas sveikatai. Šiandien ne visos kepyklos duonos raugą brandina natūraliu būdu. Uždarosios akcinės bendrovės Baltasis pyragas natūralus duonos raugo fermentavimas suteikia kepiniams pageidaujamą purumą ir minkštimo akytumą. Didžiuliuose moderniuose induose duonos raugas, lyg močiutės duonkubilyje, bręsta beveik visą savaitę. Taip gaminama duona ilgai išlieka šviežia ir išsaugo naudingąsias medžiagas. Baltasis pyragas – tai duona iškepta su meile.